Ar migrantai iš musulmoniško pasaulio į Europą kelia mums grėsmę? Mūsų tapatybei, mūsų saugumui, mūsų kriminogeniniai situacijai. Ar migrantai iš musulmoniškų šalių yra pavojingi moteriams, europietams? Kodėl šitie dalykai yra ypatingai aktualūs rytų Vokietijoje? Kaip jie yra susijęs su AfD iškilimu? Buvo būtent tie klausimai, kurie mane vedė ieškant atsakymų, kurie nugulė į straipsnį. Kai aš pradėjau rašyti straipsnį apie AfD iškilimą Vokietijoje, aš turiu prisipažinti, kad nors sekiau Vokietijos naujienas labai giliai, nebuvau įlindusi į tą klausimą. Ir kuo toliau, tuo vis giliau lindau. Ir tokie klausimai buvo tie klausimai, kurie man pradėjo atrasti giją, kurie jungia visas straipsnio dalis. Tad kviečiu ir jūs skaityti ir diskutuoti, ką jūs galvojate perskaitę.